pokytis, turbūt tas vaiko pokytis, ar ne? Taip, didžiausias, kai tu matai, jog ir atsileidžia ir atsipalaiduoja jau, net ir tą pasako, eik šiek tiek, jau yra laimė mum, nes jau vadinasi, jisai atsipalaidavo, jau jisai gali mum pasakyti, jau gali parodyti, jog nepatenkintas. Truputį, tas vieną, kad parodo, jog džiaugiasi, pastebi smulkius dalykus, kurie, matai, kad jie palengvina viską ir jam, ir mum. Ir tas pokytis vaiko, kaip matai, kaip atėjai pradžiai, kaip jisai buvo ir kaip jisai auga, iš vis kaip vystos turim ir vaikus su intelekto sutrikimu, tai ir su jais labai matosi tas ir pokytis, ir priraišumas visai yra kitoks tavo vaiko. Tai va tas pokytis, kaip kinta vaikas, kaip gerėja, kaip gražėja, net akyse, nesako laimingesni žmonės gražesni būna, tai visa tai, kai susideda, tai ir yra džiaugsmas. Netgi tas ir, kai pavadina tėtį, mamą, tai atrodo kaip keista, taigi mes tokie jauni ir dar vaikas, kuriam ten 11 metų pavadina tėtį, mamą, tai kaip jūs priprantat? Tai priprant, tai iš tikrųjų tai džiugina tokie žodžiai, nes jie vadinasi gerai jaučiasi.